Aš net nebejoju, kad esate kažkur matę panašių nuotraukų į šias. Na sutikime, tai išties panašu į kažkokią juodąją magiją, bet iš tiesų viskas be galo paprasta. Sugaišite vos kelias minutės ir jūs jau mokėsite padaryti tokius kadrus. Sveiki, čia Gytis iš fotokursai.lt. Na ir aš šiandien esu išėjęs į lauką su tikslu paeksperimentuoti, deginant tokį vieną labai įdomų dalyką – plieno vilną. Kas tai? Na tai paprasčiausias plienas, vilnos formoje. Jis čia vietoj to, kad būtų vienas didelis gabalas, yra išskirstytas į mažus siūlelius. Ir būtent dėl šios priežasties jis dega. Ir ne šiaip savo, bet kaip, o labai unikaliai. Degdamas jisai skleidžia tokias žiežirbas kaip kad šaltos ugnelės, tik tai, kad gal kokius 10 kartų didesnės, masyvesnės ir karštesnės. Kaip tik ši jo vilnos savybė mums leidžia padaryti tokias įspūdingas nuotraukas. Be abejo, deginimas nėra pirminė šios vilnos paskirtis. Ji naudojama statybos pramonėje kaip šlipavimo medžiaga, tad jas pirkti rasite bet kokioje statybos prekių parduotuvėje. Tik pirkdami vilną būtinai atkreipkite dėmesį į jos storį, kuris žymimas nuliukų skaičiumi. Kuo nuliukų daugiau, tuo vilna plonesnė. Mums reikės 3 nuliukų arba plonesnės vilnos. Taigi, ką mes šiandien naudosime? Tai plieno vilna deginimui, mikserio galvutę vilnai sukišti, nuo jos degančios rankoje juk nelaikysime. Šnerelis, mikserio galvutei pririšti, žiebtuvėlis visam tam reikalui padegti ir fotoaparatą su stovu nuotraukai padaryti. Na, o toliau išsirenkame vietą fotografavimui, pastatome fotoaparatą ant stovo ir nutaikome į erdvę, kurioje deginsime vilną. Su fotoaparato nustatymais rekomenduočiau nuolat eksperimentuoti, tačiau tikslas yra nustatyti 20 arba 30 sekundžių išlaikymą. Šiuo atveju aš būtent 30 sekundžių išlaikymą ir nustatysiu. Diafragma bus 10, o ISO 100. Taip pat naudosiu Canon 14 mm f2.8 objektyvą. Na, platus kampas čia be abejonės bus labai tinkamas. Na, o dabar imame mikserio galvutę ir prie jos tvirtiname šniurelį. Geriausia, kad jisai būtų tvirtinamas su karabinu. Patikriname, ar laikosi ir tada grūdame į vidų vilną. Nustatome ant fotoaparato 10 sekundžių laikmatį ir pirmyn fotografuoti. Vaizdas, sutikite, išties įspūdingas, o ir nuotraukos gaunasi labai įdomios. Kaip matote, tai visiškai nereikalauja daug pastangų. Viskas, ko reikia, tai šiek tiek kantrybės ir noro. Būsite ne tik padarę žiauriai įdomių nuotraukų, bet ir puikiai praleisite laiką. Tiesa, nepamirškite saugumo. Vilna dega išties karštai, tad ją sukdami užsidėkite kapišoną ir pirštinės, nes lengvai galite pasidegti plaukus. Taip pat niekad nedeginkite šios vatos prie degių objektų ar ant sausos žolės. Visat geriausia šiomis linksmybėmis užsiimti žiemą arba po lietaus. Na taip, tiesiog 100% būsite tikri, jog nereikės kviesti gaisrinės. Taigi, trumpai tariant, mes nerekomenduojame to daryti namuose. Geriau išeikite į lauką. Kągi, jau mokame teisingai uždegti vatą, tad belieka tiesiog eksperimentuoti su skirtingomis lokacijomis ir vatos sukimo būdais. Įdomiausius rezultatus vata duoda tuo met, kai žiežirbos turi nuo kur atsimušti. Tad ieškokite, eksperimentuokite ir mėgaukite. Sėkmės! Jei patiko, ką matėte, sekite mūsų naujienas Facebook'e, prenumeruokite šį YouTube kanalą, na ir vienas velnias te žino, kokių magijų mes dar išmoksime ateityje. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Gytis. Ačiū.